Na tai ką, sveikinu įsigijus savo pirmąjį Tigo aparatą. Nusipirkai, viskas susijungi, įsijungi maitinimą, on mygtukas ir nemeniu kažkokią kardiogramą. Bet viskas gerai, tam esu aš ir šiandieną ketinu tave supažindinti su visais Tigo parametrais, kas už ką atsakinga, kas ką reiškia. Tad jeigu tave domina šitas turinys, žiūrėk šitą video iki galo. Tai sveiki visi. Su jumis sveikinusi aš, suvirinimo mokytojas Tomas, ir šiandieną ketinu jums pristatyti visus tiek parametrus nuo pradžios iki galo, kuris parametras už ką atsako ir kaip juos valdyti. O pradėkime tikriausiai nuo to, kas aplamai yra Tigas. Tik suvirinimas. Tai yra procesas, kurio metu mes naudojam nelydų volframų elektrodą, kurio pagalba yra sukuriamas lankas apsauginių dujų aplinkoje, kurios dažniausiai yra argonas, ir viso proceso metu mūsų pridėtinė viela yra paduodama su kitos rankos pagalba. Tai labai tikslus, švarus procesas, daug švaresnis nei MMA ar migas ir daugiau skirtas kontroliuoti įvedamą šilumą. Tai tikslus, preciziškas, švarus suvirinimo metodas. Gerai, tai sužinojome, kas tas Tigas, o dabar pašnekėkime apie pagrindinius skirtumus tarp DC ir AC srovių. Tai DC yra vienos krypties srovė, su kuria mes galime virinti juodą, nerūdijantį plienus, chromolį, titaną, kažkokius vario gaminukus. Tuo tarpu AC yra kintamos krypties srovė, su kuria mes galime virinti aliuminį, magnį, aliuminio bei bronzos lydinius. Skirtumas yra tas, kad kai srovė keičiasi, viena jos dalis mums pradeda skaidyti oksidus, kita jos dalis mums padeda lydyti metalą. Kadangi, kaip pavyzdys, aliuminis, jisai lydosi prie 660 laipsnių, tuo tarpu jo oksidas lydosi tik prie 2000. Tai šitą vietą įsprendžia mūsų kintama srovė. Pati AC srovė atrodo taip. Tai viena jos dalis man padeda virinti metalą, o kita skaido oksidus. Prie šitos lentelės mes dar grįžime truputėlį vėliau, kai prieisime prie AC balansų ir dažnio, o dabar keliaukime prie sekančio nustatymo. Tai pirmas nustatymas, apie kurį šiandieną jums papasakosiu, yra preflow, dujų prapūtimas prieš suvirinimą. Ką jisai daro ir už ką jisai atsakingas. Jeigu mes paspaustume degiklį nenaudoję šio nustatymo, pirmas mūsų kontaktas įvyktų su deguoniu ir mūsų adata oksiduotųsi bei galėtų būti užteršta. Tai tam, kad to išvengti, naudojam preflow. Dažniausiai preflow nusistatom nuo 0,3 iki 0,8 sekundės, kad visas oras su deguoniu būtų išpūstas ir adata pirmo kontakto metu būtų apsaugota argono dujose. Antrasis mūsų nustatymas yra start current. Tai pradinė suvirinimo srovė. Ir kodėlgi aš negaliu paimti ir iš karto duoti maksimalios savo darbinės srovės. Tai yra skirta tam, kad virinant plonus metalus, tarkim 1-2 mm, davus iš karto mūsų maksimalią suvirinimo srovę, gali pradegti skylė. Dėl to, nes pats metalas šaltas ir šiluma koncentruojasi greitai į vieną tašką. Kino pasekoje turim skylę. Tai tam, kad to išvengti, reikėtų nusistatyti apie 20-50% mūsų bazinės srovės. Tai jeigu aš virinu su 100 amperų, nusistatau apie 20-40 amperų, tai man padeda pašildyti metalą, kas padeda išvengti pradegimo. Trečiasis mūsų nustatymas yra upslope. Tai yra laiko tarpas, kada mūsų srovė pakyla nuo mūsų nusistatytos mažiausios suvirinimo srovės iki mūsų darbinės suvirinimo srovės. Kam jis reikalingas? Staigus šilumos šuolis gali deformuoti mūsų virinamą metalą.
Tai tam, kad to išvengtume, užsistatome upslope nuo pusės iki kelių sekundžių. Plonesniam metalui reikėtų kelių sekundžių, 2,5. Storesniam metalui užtenka ir pusės sekundės. Kadangi jisai truputėlį lengviau atleidžia mums suvirimo klaidas, tai jam truputėlį ir mažiau sustatom. Ką reikėtų atsižvelgti naujam suvirintojui, reikėtų išmokti sekti, kada srovė pagaliau pakyla iki darbinės. Tai vadinasi, mūsų lankas susižiebė, jisai šviesėja, nustoja kilti, tada pradedame virinti. Na ir ketvirtasis mūsų nustatymas yra main current, pagrindinė mūsų suvirinimo srovė. Ir kaip man žinoti, kiek amperų kokiam metalo storimui reikėtų nusistatyti. Tai yra paprasta taisyklė, juodam bei nerudėjančiam plienui nusistatom nuo 30 iki 40 amperų 1 mm. Vadinasi, jeigu virinu 2 mm, statausi iki 80 amperų, 3 mm iki 120 amperų ir taip ir toliau. Su aliuminiu truputėlį kitaip, kadangi jis greičiau atiduoda šilumą, tai turėtume naudoti daugiau amperų, vadinasi 1 mm naudojam nuo 40 iki 60 amperų, 2 mm iki 120 amperų ir taip ir toliau. Vėlgi, šitos taisyklės reikėtų laikytis, nereikėtų viršyti mūsų suvirimo amperų, kadangi viršis vėlgi prasideda mūsų deformacijos, išdegimai ir kitos problemos. Tai laikome šitos taisyklės ir keliaujam prie sekančio mūsų nustatymo. Penktasis mūsų nustatymas yra downslope. Tai yra laiko tarpas, per kurį mūsų srovė nukrenta nuo darbinės iki pabaigos srovės. Kam jinai reikalinga? Jinai reikalinga tam, kad išvengtume kraterių bei įtrūkimų. Dėl to, nes metalas vėsta iš išorės į vidų ir jeigu mes staigiai nustojam virinti, jisai vėsta ir išorė vėsdama traukiasi ir padaro mums kraterį arba įtrūkimą. Tai tam, kad to išvengti, reikėtų nusistatyti downslope. Kaip žinoti, kiek laiko reikia paskirti šitam nustatymui? Tai kuo plonesnis metalas, tuo mažiau laiko mums reikia. Realiai aš orientuojuosi į 1 mm lygų 1 sekundai. Jeigu turim 1 mm storio metalą, naudojam 1 sekundę, jeigu turim 4 mm 4 sekundės ir taip ir toliau. Tai vėlgi, reikėtų taip pat stebėti metalą, kadangi aliuminis truputėlį greičiau traukiasi, juodas truputėlį lėčiau, tai reikėtų atsižvelgti, ar nelieka mūsų sulės gale kraterio ir pagal tai arba truputėlį pasididinti, arba truputėlį pasimažinti šitą nustatymą. Šeštasis mūsų nustatymas, apie kurį šnekėsime, yra end current, pabaigos srovė. Ir ką jinai mums duoda? Jinai labai susijusi su mūsų downslope, tai kai mūsų lankas krenta, pasiekia pabaigos srovę, jisai išsijungia. Ir tai lygiai taip pat kaip ir downslope padeda mums išvengti kraterio. Jį nusistatyti yra paprasta formulė apie 10-30% mūsų pagrindinės suvirimo srovės. Plonesniem metalam reikėtų naudoti mažiau procentų, tai 10-15, storesniem 20-30%. Tai vadinasi, jeigu virinu 3 mm, naudoju 100 amperų, pasirenku apie 20% pabaigos srovę, kas yra 20 amperų, mūsų srovė krenta, pasiekia 20 amperų ir užgęsta. Ir tai man padeda išvengti kraterio. O dabar keliaujame prie sekančio nustatymo. Septintasis mūsų nustatymas yra post-flow, arba kitaip dujų prapūtimas po suvirinimo. Ką jisai mums duoda? Jeigu mes nutrauktume dujų prapūtimą iš karto po suvirinimo, mūsų ada tada įkaitus apie 2-3 tūkstančius laipsnių, gautų sąlytį su oru ir automatiškai iš karto oksiduotųsi. Kino pasakoje sekantis uždegimas gali būti nebestabilus. Lygiai tas pats ir su nerūdijančiu plienu. Jeigu mes iš karto nustojame pūsti dujas, mūsų plienas oksiduojasi, tampa negražus ir tai yra suvirinimo defektas. Ir tam, kad viso šito išvengti, mums reikėtų nusistatyti nuo 5 iki 10 sekundžių. Vėlgi, tai nėra ribos. Gali būti, kad
10 sekundžių praeina ir vis dar matot vizualiai, kaip adata pajuoduoja, siūlė pajuoduoja, tada dar reikėtų pasikelti netgi ir daugiau sekundžių, bet visą tai duoda ir užtikrina mūsų apsaugą siūliai bei suvirinimo adatai. O dabar pašnekėkime apie dar vieną papildomą funkciją tik suvirinimo aparate, tai yra pulsas. Ką jisai daro? Jisai padeda mums lengviau kontroliuoti suvirinimo lanką, padeda mums išvengti deformacijų bei palengvina plonų metalų suvirinimą. Kas tai yra? Tai yra, kai mūsų suvirinimo srovė krenta ir kyla tarp dviejų reikšmių tam tikram laiko tarpe. Tai kaip tinkamai nusistatyti mūsų pulsą? Čia turime kelis nustatymus, tai yra mūsų aukščiausia suvirinimo srovė, mūsų žemiausia suvirinimo srovė, tai kaip pavyzdys aukščiausią darome 100 amperų, mažiausią darome 30 amperų. Sekantis nustatymas, kiek daug laiko mes praleidžiame aukščiausią srovė, tai kaip pavyzdys dabar 40%, kiek laiko praleidžiam žemiausioje siūlėje, tai šiuo atveju 60, kadangi 40% praleidžia aukščiausioje srovėje. Ir kokiu dažniu vyks mūsų pulsai. Tai yra, kaip pavyzdys dabar, tai yra vienas dažnis, vienas pulsas per sekundę. Jeigu norėtume, galėtume daryti 2 dažnius per sekundę ar 3 dažnius per sekundę. Kaip pasirinkti tinkamas sroves mūsų pulsui? Tai didžiausia naudojama srovė yra mūsų paprasta bazinė suvirimo srovė, kas yra 1 milimetrui nuo 30 iki 40 amperų, jeigu tai yra juodas arba nerūdintis plienas, ir nuo 40 iki 60 amperų 1 milimetrui, jeigu tai yra aliuminis. O žemiausią srovę mes renkamės nuo 30 iki 60% mūsų aukščiausios srovės. Kodėl negalim pasirinkti mažiau? Nes lankas taptų nestabilus ir yra galimybė, kad negi galėtume užgesinti netyčia lanką. Kiek laiko reikėtų skirti mūsų aukštesniem amperam, o kiek laiko reikėtų skirti mūsų žemesniem amperam? Tai viskas ganėtinai paprasta. Ploniems metalams mes naudojam nuo 50% į žemesnę pusę, kaip pavyzdys 30-40% aukštesniem amperam, dėl to, kad įneštume kuo mažiau šilumos ir išvengtume deformacijų bei kitų nesklandumų suvirinimo metu. Jeigu virinam storus metalus, naudojam nuo 50% į didesnę pusę, tam, kad įneštume karščio ir turėtume geresnį įvirinamumą. Šitie procentai keičiasi automatiškai, vadinasi, čia didinant 60%, čia automatiškai pasikeis 40%. Na ir paskutinis mūsų pulso nusistatymas, tai yra hercai arba kitaip, kiek pulsų per sekundę mes padarom. Tai nuo 1 iki 2 hercų mes naudojam, norint virinti ploną metalą, taip pat labai geri nusistatymai yra pradedantiesiems, kadangi leidžia mums truputėlį lėčiau virinti siūlę. Nuo 5 iki 30 Hz per sekundę mes jau naudojame tam, kad galėtume kontroliuoti įnešamą šilumą, labai gerai nerūdėjančiam plienui, ir nuo 50 iki jūsų pasirinktų yra skirta visiškai lanko kontroliai. Tai pasikartosiu, nuo 1 iki 2 ploni metalai, jeigu norit tik tai suprasti, kaip vyksta virinimas, mokiniesi, puikus nustatymai, nuo 5 iki 30 nerūdėjantis plienas, šilumos įnešimas ir nuo 50 iki pat pabaigos visiška lanko kontrolė. O dabar pašnekėkime apie AC nustatymus. Tai yra nustatymai, kuriuos mes turime suprasti, norint virinti aliuminį ar kažkokius aliuminio lydinius. Tai pirmasis nustatymas, apie kurį šnekėsiu, yra AC balansas. Ir balansas mums leidžia nurodyti, kiek mūsų aliuminis turėtų būti valomas, o kiek virinamas. Tai dažniausias nustatymas yra 30-70, kas reiškia, kad 30% mes valom oksidus, 70% mes virinam aliuminį.
Kaip reikėtų nusistatyti šitą nustatymą? Tai labai paprastai, jeigu aliuminis turi daug oksidų, senai stovėjęs lauke, tarkim, kaip pavyzdys, oksido plėvelė bus storesnė, tai šitą skaičių mes galime keisti, tarkim, į 35, šitas automatiškai sumažės iki 65. Ir atvirkščiai, jeigu turime švarų aliuminį, labai gražiai nusišveitėm, iš karto po šveitimo virinam, čia galėtume pasidaryti netgi ir 25%, kas automatiškai reiškia, kad čia bus 75%. Tai AC balansas, šita mūsų linija, per kurią mūsų AC banga juda, keičia ir kelia arba aukščiau, arba žemiau, taip koreguodama, kiek procentų mes valom oksidus, o kiek procentų mes virinam patį aliuminį. Antrasis nustatymas, kurį turėtume žinoti, norint virint aliuminį, tai yra AC dažnis. Kas tai yra? Tai jeigu turime balanso liniją, turime savo dviejų krypčių srovę, tai mūsų dažnis nurodo, kiek kartų mūsų kryptis pasikeičia per 1 sekundę. Kaip žinoti, kokį dažnį nusistatyti? Tai storesniam metalam mes statomės žemesnį dažnį, plonesniam metalam statomės didesnį dažnį. Ką tai duoda? Kuo yra mažesnis dažnis, kaip pavyzdys 70 Hz per sekundę, tuo mūsų siūlė yra platesnė. Tuo mes plačiau šildome metalą ir tuo mūsų kaitinimo zona yra didesnė. Kuo dažnis yra didesnis, kaip pavyzdys 150 Hz, tuo mūsų dažnis yra, tuo mūsų siūlė yra siauresnė ir tai mums padeda labiau koncentruoti į mažesnį tašką mūsų įnešamą karštį. Tai mums leidžia virinti plonesnius metalus, o mažesnis dažnis padeda virinti storesnius metalus. Tai kaip žinoti, kiek dujų reikėtų atsisukti virinant tigų? Tai čia turiu paprastą taisyklę. Iki 8 dydžio tūtos naudoju visą laiką 8 litrus. Nuo 8 iki 12 dydžio tūtom naudoju nuo 10 iki 12 litrų dujų per minutę, o nuo 12 iki, kaip pavyzdys, 24 tūtos naudoju nuo 14 iki 18 litrų per minutę. Ir kaip reikėtų spręsti, ar man reikėtų atsisukti daugiau dujų, tai jeigu matot, kad baigėt suvirinti ir siūlė yra papilkėjus, reikėtų truputėlį pasididinti dujas. Arba galimai kažkur yra vėjas, kažkas nupučia jūsų dujas, taip pat reikėtų truputėlį atsisukti daugiau dujų. Tai pagrindinis dalykas, stebim savo siūlę, jeigu siūlė pilkėja, vadinasi, mums trūksta dujų. O dabar pašnekėkime, kokį dydžio tūtą reikėtų pasirinkti mūsų tik suvirinimui. Tai didžiąją dalį darbų mes iš tikrųjų galėjome atlikti su 8-10 dydžio tūtomis. Jos puikiai apsaugo mūsų suvirinimo zoną ir to mums tikrai užtektų. Bet yra vietų, kur yra mažesnis priėjimas arba kampinės siūlės, kada mums reikėtų pasirinkti mažesnį dydžio tūtą, tai yra 5, 6, 7. Na ir turime spec darbus, kaip nerūdintis plienas, o galbūt netgi maistinės siūlės, kur reikia labai geros dujų apsaugos. Ir tai mums padeda užtikrinti didelės tūtos, kaip 24, 26, 18 dydžio. Tai renkantis tūtą reikėtų atsižvelgti tai, kokį darbą mes darysime, ar geras mūsų priėjimas ir ar reikalinga plati dujų apsauga. Na ir šiandienos paskutinė pamokos tema yra volframo elektrodas. Kokią storio volframą reikėtų pasirinkti mūsų tik suvirinimui. Tai viskas iš tikrųjų yra labai paprasta. Mūsų volframo storis priklauso nuo kiek amperų mes ketiname naudoti. Tarkim, čia yra 1,6 mm adata, jinai gali virinti iki 90 amperų, tuo tarpu 2,4 mm storio volframas gali virinti iki 180 amperų. Tai prisegu lentelę,
kokį storį pasirinkti, o apie pačias spalvas ir adatas bus atskiras video, kadangi tai yra ganėtinai plati tema. Ir tiek, keliaukime prie pamokos apibendrinimo. Viskas, baigiame teorijos pamoką, tikiuosi išmokote kažką naujo, o galbūt tiesiog pasikartojate. Sekantis video jau bus praktika ir viskas. Jeigu kilo klausimų, rašykite į komentarus, kai visą laiką juos visus atsakysiu. O dabar pereikime prie subscriberių. Kaip ir video pradžioje minėjau, turiu jums vieną naujieną. O naujiena būtų tokia, kad prieš kelias dienas jūsų susirinko jau daugiau nei 1000. Dėl ko aš asmeniškai esu labai nustebintas, labai laimingas ir mainais norėčiau jums visiems atsidėkoti. Tai ką aš planuoju? Planuoju suorganizuoti konkursą, kurio metu galėsite laimėti dovaną, kurią patys ir išsirinksite. Ką turiu omenyje? Mąstau dovanoti arba suvirinimo aparatą, kuris būtų MMA arba suvirimo pusautomatis, arba 3 suvirimo skydelius. Skirtumas tik tas, kad suvirimo aparatą gaus tik vienas žmogus, o suvirimo skydelius gaus 3 žmonės. Tai noriu, kad komentaruose išsirinktumėt, kokia dovana jums atrodo geresnė. Būtinai pakomentuokite, viską supirksiu ir sekančio video metu papasakosiu visas instrukcijas, kaip galėsite laimėti. Šitą prizą galės laimėti tik tai subscriberiai, tai yra tik tai jums skirtas prizas ir viskas. Ačiū dar kartą, kad žiūrite, kad laikinate, kad komentuojate. Man tai yra tikrai labai svarbu ir labai stipriai mane motyvuoja kurti toliau. O dabar iki kitų kartų. Ačiū, iki.